Ledas ypatingas tuo, kad turi savybę laike sustangdinti įvairius objektus. Būtent dėl to jame randama įvairiausių ir neįtikėčiausių daiktų, apie kuriuos šiandien mums ir bus įdomu pažvelgti iš arčiau. – 2007 apleistoje keliautojų pašiūrėje Antarktidoje buvo atrastos 5 daugiau nei 100 metų senumo McKinley viskio dėžės. 1907-aisiais jas ten paliko žymus britų keliautojas seras Ernestas Shakeltonas po savo nesėkmingos ekspedicijos į pietų ašigalį. Iš viso po medinėmis grindėmis patalpose ir apledėjusiose dėžėse buvo 11 butelių labai seno, apie 1886 pagaminto škotiško viskio. Viskis buvo išgabentas mokslininkams. Nedidelis jo pavyzdys nukeliavo ir į viskį tebegaminančią kompanijai, kad ištirtų jo sudėtį ir pamėgintų atkurti. Tai buvo pasirodęs limituoto leidimo lygiai toks pat senas viskis. 2011-aisiais viskio buteliai buvo sugrąžinti į tą pačią trobelę Antarktidoje, norint išsaugoti paveldą ir istorijos autentiškumą. 2010-aisiais Sibire buvo rasta neįtikėtina mamuto mumija. Tai buvo užšalęs mamuto jauniklis, kuris buvo pramintas netoliese esančio Yukagir kaimelio vardu – Yuka. Manoma, kad 6-8 metų Yuka nugaišo užpuolus kažkuriam plėšrūnui. Skelbiama, kad tai buvo geriausiai išsilaikę mamuto palaikai istorijoje. 39 000 metų ledo mumijoje buvo rasti raumenų audiniai, organai, plaukai, smegenys ir net šiek tiek kraujo. Dabar Yuka ilsisi viename Japonijos muziejų. Tyrimai su jos laiko kapsulėje tiek metų išsilaikiusiu kūnu ženkliai prisidėjo prie to, ką apie ledynmetį žinome šiandien. Mokslininkai vis dar bando iš mamuto DNR atkurti prieš daug metų išnykusių gyvūną. Tačiau kol kas embriono sukurti nepavyko, o dirbtinė gimda kol kas tokio dydžio jauniklio išlaikyti negali. Manoma, kad pirmasis mamutas turėtų gimti per artimiausius 50 metų. Jau pavyko mamuto DNR sujungti su dramblio ląstelėmis, taip turėtų būti paprasčiau išnešioti ir gimti mamutui. Mamuto ir dramblio hibridui gimus, su juo bus galima kartoti procesą ir pakartotinai implantuoti jį su mamuto DNR, kol galutinis gyvis būtų kuo panašesnis į tikrąjį mamutą. Klonuoti 100% mamuto kol kas neįmanoma, nebuvo rastas užtektinai tinkamas DNR mėginys. Į Montblano kalną kopęs prancūzų alpinistas 2013 rado užšalusį lobį, retus Indijos brangakmenius, vertus daugiau nei 250 000 eurų. Juos jis vėliau atidavė policijai. Pasirodo, jie buvo pamesti per Indijos oro linijų lėktuvų katastrofas tose vietose, arba 1950 arba 66. Brangenybės priklausė kažkuriam iš tų skrydžių keleiviui. 50 metų senumo dėžutėje, ant kurios puikavosi užrašas Made in India, gulėjo deimantai, rubinai, emeraldai ir safyrai. Tikrieji brangakmenių savininkai niekada ir nebuvo atrasti, todėl deimantai buvo padalinti, dalis atiteko alpinistui, o kita dalis Šamony savivaldybei, kurioje šie ir buvo rasti. Savivaldybė savo dalį patalpino muziejuje, o alpinistas juos pardavė aukcione. Per šias lėktuvo katastrofas žuvo 139 keleiviai. 2016 Kanadoje auksakasys vienoje šachtų aptiko 57 000 metų senumo vilko jauniklį. Tai buvo seniausia fosilija pasaulyje. Ledą bandęs perkirsti vyras staiga pastebėjo kažką neįprasto. Iš ledo pamažu atitirpinėjo tikrai ne koks akmens gabalas, o kailinis gyvūnas. Vėliau paaiškėjo, kad tai ne tik seniausia vilko mumija, bet ir geriausiai ir pilniausiai išsilaikiusi. Vilkiukas turėjo viską, išskyrus akis. 7 savaičių amžiaus vilko jauniklis tipdamas buvo suvalgęs lašišos. Tokie atradimai mokslininkams padėjo sudaryti ryškesnį ledynmečio laikotarpiu gyvavusių vilkų gyvenimo aprašymą.
Sibire buvo atitirpdytas 30 000 metų senumo virusas. Įšalusioje žemėje užstrigęs virusas buvo Pitovirus sibericum, žmonėms nepavojingas amebas atakuojantis virusas. Tai padėjo mokslininkams suprasti apie ledu plintančias gyvybės formas ir ekosistemas. Mokslininkai perspėja, kad dėl klimato atšilimo atšylanti žemė arba kalnakasybos darbai gali atgaivinti ir žmonėms pavojingus virusus, gal net tuos, kurie kadaise pražudė milijonus planetos gyventojų. Šylant klimatui ir pradėjus tirpti ledynams, Šiaurės Italijoje buvo aptikti Baltojo karo mūšio laukai, kur susidūrė Italijos ir Austrijos-Vengrijos pajėgos. Ten buvo atrastos per Pirmąjį pasaulinį karą sušalusios trobelės, ginklai, amunicija, patrankos, ekipuotės, asmeniniai daiktai, lovos, maistas, laikraščiai, rūbai ir užšalę karių kūnai. -40 laipsnių šaltyje kovoję vyrai dažniau ten mirdavo ne nuo priešo kulkos, o nuo šalčio. – 2012 Šveicarijos ledynais kopinėję paaugliai aptiko iš ledo kyšantį propelerį. Pranešus apie tai tarnyboms, paaiškėjo, kad tai buvo 1946 įvykusios lėktuvo katastrofos vieta. Jungtinių Amerikos valstijų kariniu lėktuvu tuomet skrido 12 žmonių. Visi jie išgyveno, tačiau sudužusi lėktuvą kalnuose taip ir paliko, kuris užšalo lede. Po propeleriu buvo aptikta ir likusi karinio lėktuvo dalis. Tiesa, jo atitirpdyti ir ištraukti niekas nesivargins, reikalautų daug pinigų ir būtų sudėtinga logistika. Buvo nusuktos keletą lėktuvo dalių ir išsiųstos muziejams. Likusi lėktuvo dalis kaip sparnai, variklis ir korpusas tebeguli po ledu. 1991 Italijos Alpėse netoli Austrijos Otstal slėnio buvo padarytas atradimas, kuris tapo tarptautinė sensacija, apie kurią žmonės kalba iki pat šiandien. Vokiečiai alpinistai lede aptiko 5300 metų senumo vyro kūną, kurį vėliau žmonės praminė Odziu. Mokslininkai negalėjo patikėti, kad natūraliai gamtos sąlygų mumifikuotas kūnas buvo taip puikiai išsilaikęs. Vieną didžiausių 20-ojo amžiaus archeologinių atradimų specialistai tyrinėjo net 2 dešimtmečius. Alpinistai ir į kalnus iškviesta pagalba manė, kad tai tiesiog prieš kiek laiko mirtinai sušalusio kopinėtojo kūnas, o nepatyrę darbuotojai jo kūną labai neatsargiai išskaptavo iš ledo, taip kirtikliais pažeidė jo mumiją. Išgabenus kūną į Austrijos medicinos universitetą iš karto paaiškėjo, kad Odziui mažiausiai 4000 metų. 3300 metais prieš Kristų miręs vyras buvo vietinis vadinamasis ledo žmogus, gyvenęs vario amžiuje, pereinamuoju laikotarpiu į bronzos amžių. Kai nors įrankiai vis dar buvo gaminami iš akmens, tarp Europos bendruomenių plačiai pradėjo plisti metalo naudojimas. Odzis buvo 1,60 m vyras, svėręs 50 kg. Mirties metu buvo virš 40 metų amžiaus. Ledo žmogus turėjo rudas akis, netoleravo laktozės ir nors jis buvo gan raumeningas, jo kūną kankino Laimo liga, žarnyno parazitai, opa ir gastritas. Jo plaučiai buvo padengti suodžiais, kas reiškia, jog didelę gyvenimo dalį jis praleido sėdėdamas prie laužo. Taip pat buvo išsiaiškinta, kad jis turi DNR ryšį su dabartiniais Korsikos ir Sardinijos salų gyventojais. Per savo paskutinę vakarienę jis valgė ožkos mėsos, elnienos, javų ir nuodingą papartį, kuri, kaip manoma, suvartojo pilvo parazitams naikinti. Kartu su Odzio kūnu buvo rasti jo odiniai ir augalinio pluošto apdarai, apsiaustas, kirvis, lankas, peilis, kiti įrankiai, strėlių krepšys, diržas, batai ir meškos odos kepurė. Odzis turėjo net 61 tatuiruotę. Jo oda buvo išmarginta kryželiais, linijomis ir kitomis formomis. Tiesa, veikiausiai jos nebuvo kosmetinės, o atsirado po žaizdų, kurias jis gydė įtrindamas anglimis arba darydamas pirmykštę akupunktūrą aštriu daiktu, kartu naudodamas ir suodžius. Taip, manoma, galėjo bandyti sumažinti dėl sveikatos problemų jaučiamą skausmą. Veikiausiai tai jam padaryti kažkas padėjo, nes keletas šių žymių yra ant jo nugaros.
Manoma, kad Odzis mirė nenatūraliai, o buvo nužudytas. Mat jo petyje buvo kiaurai strėlės padaryta žala, o į galvą vyrui prieš mirštant buvo stipriai vožta buku daiktų. Buvo apskaičiuota, kad šaulys į vyrą šovė iš nugaros. Šiandien tiek. Dėkoju, kad žiūrėjote. Kaip visada, paspauskite patinka ant šio įrašo ir jei dar neprenumeruojate, pasiekite šį kanalą. Tai labai padeda. Iki kito pasimatymo.